Atvažiuoja vienu žodžiu iš kaimo mergaitė, pirmą kartą į miestą, pirmą kartą, jau šiandien buvus, nu kažkas ten su klynu negerai, ten niešti, gremžė, ten, žinai, ten paraudė, karočią, nu, pizdu, tėvai įsiunčia į autobusą, davė pinigų, važiavau pas gydytoją. Nuvaro pas gydytoją, čia viską, laba diena, daktaras, užeikit, žinai, viską, prašau, kur skundžiatės. Tai va, daktarėlį, žiūrėkit, sako, čia man, va, su pizduke kažkokios problemos, sako, tai čia niešti, tai kas varausta, aš nežinau, sako, ką daryti. Nu, prašau, sako, užeikit, va čia ant samolioto uždėjo, karočią, kojas, opcija, tai įdomu, blemba, jis kietus guli, žinai, tas daktaras ten pamaišė, žinai, pažiūrėjo, pabūrė, karočią, viskas gali atlipti, žinai. Apsivarinkė tą viską, sėdi daktaras, karočią, rašo, ten, sėdi tą mergaitę. Daktarė sako, o čia jau man kaip ir labai didelė bėda, ar čia kaip nelabai, nu, vis tiek, žinot, rūpi. Tas taip rašo, karočią, taip akį dirstelėjo, žinai, toliau rašo. Ne, sako, čia nieko baisaus, sako, čia grybelis, sako, tiesiog, va, išrašysiu, sako, tablečių, tepaliuko ir praeis. Sėdi ta merga. Pliat, kurva, tėvo namą suėdė visą, dar man, ble, į pizdę įsimetė.